rungtynės kombinuoja. Pozicinė ataka, visos žaidėjas beveik yra įtraukiamos ir matome, jog jos patenkintos tuo yra rezultatu, kurį turi. Na ir tikrai jos gali dabar mėgautis žaidimu. Paskutinės rungtynės prieš vasaros pertrauką čia Milda, žinai, teisybos A lygos sekėjų ir sirgalių nuomonė intriga dėl pirmos ir antros vietos jau yra išgaravusi, nes tiek FK Gintra, tiek NFA Žalgiris MRU tolo nuo varžovių ir tas atotrūkis yra didelis, o štai kova dėl trečios vietos yra rimta, o čia dar vienas smūgis ir negali patikėti Gabija Valiukevičiūtė. Trečias įvartis, 3-0 ir Gabija Valiukevičiūtė štai tokį įsuka kamuolį, na jį suprantamas Vilniečių trenerės rūpestis. Dabar jau Valiukevičiūtė mėgina ieškoti variantų atakoje, jos puikus dabar manevras ir įtraukiama Kazarina, čia tęsiasi ataka, smūgis ir įvartis. FK Vilnius padvigubina savo persvarą, 2-0 ir Skytė Valiukevičiūtė. Agnieška Kazarina. Įtraukiama Gabija Valiukevičiūtė. Čia labai dėkinga proga. Skaitė. Valiukevičiūtė. Ir nusimato kitimas. Visgi Klaudija nesakyčiau. Žaidėjas gerai vieną kitą pažįsta ir... O dabar dar vienas smūgis ir Ilona Birgelaitė. Lik Gabrielės Ragauskaitės, šį įtraukia į žaidimą Valiukevičiūtę. Valiukevičiūtė imasi iniciatyvos, veržys į priekį, pasukas kulniuku. Sumanimą suprato kaunietės, bet dabar smūgis ir 50-oji Gabija Valiukevičiūtė ir 99-oji Skaistė Petrauskaitė. Komandos žaidėjams, o kauniečių gretose ramybė ir pasitikėjimas savo žaidėjams. Gabijos smūgis ir Ilona Birgelaitė. Skuodžia Vilnietė, skuodžia. Ieškoja variacijų, ten buvo Skaistė Petrauskaitė. Pasikeitimai šiame sezone, kas nesusijęs su Vilniečio atakos smaigalyje, na ir Ema Kriaučiūnaitė, numeris 18, Marerų salų rinktinė, tai tikrai žaidėjas labai pakilios nuotaikos ir manau ir šios dienos transliacijai matome irgi, kad 23-oji Loreta Rogačiova, 24-oji Aistė Švėnskutė, 50-oji Gabija Valiukevičiūtė.